Sveiki sugrįžę į mano kanalą. Aš vardu Simas, dar kitaip žinomas Danausi vardu. Ir šį kartą grįžtu su tokiu neįprastu kolekcijos papildymu, nes pagaliau ilgai laukęs gavau naujausio Dragon Ball Super kortų žaidimo starterius. Tai kaip tik įvyko ne per seniausiai jų reprintas. Tai ir juos parodysiu. Turiu visus 4 pirmuosius. Tai čia yra TCG tipo žaidimas, kurį galima žaisti tiek online režimu per digital platformą, tiek ir gyvai. Tai kaip tik bus proga, kas norės gyvai išbandyti pas mane Danausi namuose. Ar online galite parašyti, galėsime sužaisti. Nes žaidimas tikrai paprastas, tikrai tematiškas ir visiems drakonų kovo, Dragon Ballų fanam yra greičiausiai geriausias pasirinkimas šiuo metu rinkoje. Tai čia yra kaip tik 4 startinės kaladės pačios pirmos. Tai tikrai būdų, kaip žaisti, su kuo žaisti tikrai yra. Aišku, geriausia pirkti patį produktą. Tai gausite ne tik kodus digital platformai, tie galėsite žaisti gyvai, o digital galima žaisti ir nemokamai. Bet aišku, reikės pasiekti tai, kad gauti daugiau kortų, laimėti žaidimus. Tai dabar galime keliauti nuo pačios pirmos kaladės pagal numerį. Tai yra Son Goku kaladė. Tai va taip atrodo dėžutė. Kompaktiška. Čia yra surašytos, kokios kortelės galima rasti. Taip, čia yra taisyklės su žaidimo laiku. Iš karto parodysiu, nes visose dėžutėse bus lygiai tas pats. Tai čia yra visa informacija, kaip žaisti. O kitoje pusėje yra žaidimo laukas vienam žaidėjui. Tai dar ko nepaminėjau, kad starteris yra skirtas vienam žaidėjui. Tai jeigu norite žaisti dviese, tai reikės nusipirkti 2. O trumpai pats žaidimas tai yra lyderio kortelė, o kaladėje slepiasi battle kortelės, kurios gali būti tiek žaidžiamos į lauką, tiek žaidžiamos iš rankos. Ir yra gyvybės, kurios yra pavaizduotos kortelių pavidalu. Kai nuima jums vieną gyvybę, jos keliauja į ranką. Viskas ganėtinai paprasta, bet aišku, tiems, kurie nežaidė kortų žaidimų, tai gali iš pradžių pasirodyti komplikuota, bet tikrai rekomenduoju išbandyti, pražaisti tuos keletą kartų. Ir tikrai pamatysite, kuo šitas žaidimas yra paprastas ir manyčiau, vienas iš nesudėtingiausių šiuo metu rinkoje. Net ir pačios dėžutės rašo, kad nuo 6 metų va čia. Tai tikrai patys žaidimo principai yra nesunkiai pagaunami. Toliau čia yra bonus pekas. Čia yra viena kortelė, kaip ir alternatyvus raritis, kaip suprantu, pačios kaladės kortų. Tai va pasižiūrėkime, kas bus čia. Taip, aš čia padarytą šonų plėsti, bet aš nenoriu plėsti iki galo, kad pačios kortos netyčia nepažeisti. O, visas smagus foilas. Tai va, nugarėlė visų kortelė atrodo taip. Tikrai gražu. Tai va, čia yra battle kortelė, kuri pati savęs turi 5000, o gali pridėti 10 000 kaip kombo kortelę. Ir turiu ant play savybę. Ir dabar pati kaladė. Čia pats Goku. Labai blizgiai gražiai atrodo. Tai va, čia yra lyderio kortelė, yra 2 pusė, tai čia yra vadinamoji Awaken pusė. O kitoje pusėje tai yra kortelė, su kokia pradedate žaidimą. Tai yra jūsų kaip pagrindinis veikėjas, už kurį žaidžiate. Ir toliau yra papildomos kortelės. Tai čia yra kiek kainuoja resursai ir kokio tipo resursai. Son Gohanas. Tai va, čia paprastas visas neholinis. Master Roshi. Krilinas. Šinas. Android 17. Android 18. Tokie grinai bitter kortelės. Tenshinhanas. Pikolas.
Virusas ir Freeza netgi. Net ir Vegetas yra. Ir va čia tos ekstra kortelės, tai kaip kokie eventai, spelai, jeigu kitus kortų žaidimus esate žaidę. Ir čia yra parašyta, kokioj fazėje jos galima aktyvuoti. Ir Energy markeris, kurį, jeigu esate antras žaidėjas, pradedate su juo. Tai ir kiekvienoje starterio kaladėje yra toks kodukas, kurį galite panaudoti pasiimti rewardą digital platformoje. Tokia pirmoji kaladė. Toliau Vegetas. Čia sąrašiukas, ką galima rasti joje. Ir žiūrim, ką patraukiam. O, Videlholo. O. Tai čia Vegeto, Awakened pusė ir paprasta pusė. Tada Gotenksas, Vegetas, Gotenksas paprastas, Son Goku, Son Gotenas, Son Gotenas Super Saiyanas, Son Gohanas, Trunks Youth, Trunks Youth rimtesnis, o Videl kur foilinę patraukiam, Pikolas, Bulma blokeris, Majin Buu gerasis variantas ir ekstra kortelės, tai Galic Gunas, Final Flash ir Energy markeris. Toliau brolio kaladė. Čia ką rasim dėkę. Taip, žiūrim kaip šį kartą. O, Gigantic Meteor. Ok, ekstra kortelė. Tikrai useful bus. Taip, pats brolis. Awaken. Ir paprastas. Tada Trus. Broli BR, aš dabar net nepamenu, ką reiškia. Greičiausiai tas Berserk Rage forma, nebepamenu. Angol kažkoks ateivis. Kaip filmo nematęs, tai nepamenu. Samojanai kažkokie blokeriai. Napas, tai čia vienai jau Sajanovos nekaladė, kaip matau jo paragus. Tada brolis paprastas. Irgi paprastas šiek kitoks. Vegeta. King Vegeta. Moch. Nepamenu šito irgi. Radicas, tai Goku brolis. Gigantic Meteoras, va čia ką patraukiam foilą iš peko. Ir Destructive Strength. Ir Energy markeris, tai va. Tokia brolio kaladė. Ir liko paskutinis, tai yra Freezas. Žiūrim, koks čia pekas bus. Geras, ar šiaip sau. Irgi ekstra. Super. Super. Golden Death Beams. Tikrai good. Žiūrim pačią kaladę. Tai va čia Freezas. Awaken pusė. Ir paprastoji. Tai net ne Final Forms. Ok. Tada Golden Freeza. Čia jau sekanti forma. King Coldas. Sui. Zarbon. Shisami.
Sorbitas. Tagoma. Nežinau, tas BR ką reiškia, bet parašykit komentaruose. Dodorija. Fryza paprastas. Fryzas čia dar viena forma. Lemo. Tai va, Golden Death Beamas, kurį patraukėm, nu jo, šitų yra 4, tai negeriausia kortelė, va, ir Deadballas, kurių 2. Tai va, tokia Fryzos kaladė. Tai va, parašykite komentaruose, kokias kaladės norėtumėte, kai išbandyčiau, ar netgi padaryčiau gal žaidimą 1-1, tikrai įmanoma padaryti, o gal net ir galėčiau pastryminti savo online play ar įrašą kokį padaryti, tai rašykite, ką jums būtų įdomu pamatyti. Ačiū už jūsų dėmesį ir susimatysime kitą kartą. Iki.